patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Vaidas Saldžiūnas šiuo metu yra karo kambaryje. Labas Vaidai, labas, sveiki visi. Sveiki. Aš ką tik iš Nidos. Nidoje štilis, žmonių mažai, oras prastas ir dar prie viso to savaitgalį grojo kažkoks festivalis folklorinės muzikos, buvo 2 LRT KTS-ai, ką jie ten filmavo, aš nežinau, bet nuspėjau. Užtat pasaulyje nėra karšta, šalta tai yra, nėra štilius. Jo, štilio nėra. Vienijantis algoritmas, mėgstamas žodis, Lietuvoje pastarysis metais. Labai geras žodis, nes jam nėra pakaitalo. Galima sakyti mechanizmas gal, bet algoritmas suponuoja elektroniką. Algoritmas čia labai mėgsta šito vartoti. Tai teko kalbėtis kaip tik LRT laidoje su vidaus reikalų ministru. Ir aš nežinau, ar jisai paminėjo tą žodį ar ne, bet buvo paminėtas vienai per kitaip laidoje algoritmas veiksmų. Čia kalbant apie tą pabėgusi Rusijos pilietį iš traukinio. Ir tiesiog aš klausimus keliu, bet tai kaip čia taip galėjo įvykti? Taigi, nėra taip, atrodo, sudėtinga paimti ir įrengti stebėjimo sistemas, juo labiau, kad jos turėjo būti įrengtos ir jos buvo įrengtos ir gyrėsi, kad... Turime palei trasą traukinio. Palei traukinio trasą, traukinyje, kameras uždėti, tai buvo įvairūs pirkimai, nuo 23 metų vykdyti ir anksčiau vykdyti. Įvairios priemonės, gyrėsi jomis, buvo sraigtasparniai nupirkti ir sugebėjo vis tiek pražiopsoti. Sistema tam ir yra, kad kartais... Tai mano klausimas buvo, kodėl, bet tai kaip, kas, kur, kaip įvyko. O sako, kad, tai čia sudarysim komisiją, bet, tai hebra. Negalima čia, mes kalbam apie Kaliningrado tranzitą, tą atvejį, net ne tą atvejį, o tą tašką, kurį Rusija, tikrai vienai per kitaip naudoja, arba išnaudotų, arba išnaudos. Ir kurie prašė Tom Clancy. Kurio romane Armatos peržengė Lietuvos sieną. Šitam pačiam, aš tik nesimenu, kaip kūrinys vadinasi. Dabar galvoju, ar tu nepaini kažko tai, bet kuriuo atveju traukinys yra ta vieta, kur galima įvairius dalykus daryti, nuo diversijų iki prisimenant 40 įvykį, kai tas sovietų karininkas, tiksliau ne karininkas, seržantas buvo, kur neva pagrobiamas ir nužudomas ir dėl to ultimatumas Lietuvai. Tačiau visokių gali prisigalvoti atvejų ir jie gali tiesiog tą algoritmą veiksmų mūsų stebint, kaip neveikia, pasinaudoti vėlesnėm operacijom. Aš sakydamas Clancy, aš galvoju, kad ten jau buvo tiesiog endorsinimas, gal ten net neįs parašė. Taip, man atrodo, kas jau... Ja. Čia kokiu 10 metų senumo knyga, gal šviežesnė. Bet kurį atveju, mano klausimas buvo, kodėl, kaip įvyko, tai nelabai sugebėjau atsakyti, bet aš ne apie tai. Čia galbūt viskas paaiškės, gal viskas gerai, turint omeny, kad čia gal netgi nieko tokio, kadangi tiesiog žmogelis pabėgo ir tiesiog norėjo išvengti tarnybos, karo ir panašiai. Bet kaip pats atvejis, kaip precedentas yra blogas, turint omeny visas investicijas. Bet aš ne apie tai. Šiaip tas vienintis algoritmas tai buvo žodis prie žodį. Šią savaitę kažkaip labai skamba žodis prie žodį, aišku, ten prasidėjo prieš 2 savaitės, kai buvo su Laurinavičiaus istorija visa, kai, iš esmės, Žemelio Hebro žodis prieš Laurinavičiaus žodį, ir tada eikite į teismą ir kapokitės kaip norite. Taip vis ir pasimiršo tas. Bet šiuo atveju mes turim tebesitęsiančią temą, Iranas prieš Jungtines Valstijas ir Izraelį, žodis prie žodį, kas tenais įvyko, sunaikino ar nesunaikino. Aš jau apie tai praeisam epizodą kalbėjau, bet jisai dar tęsiasi šitas visas balaganas. Tada yra tas kontržvalgybos skandalas, kur yra pulkininko Paulavičiaus žodis, kur pasakytas, bet daugiau jis nekomentuoja. Prieš ministerijos. Ministras žodį ir kadangi viskas bus su slaptumo grifu, tai ten labai daug mes nesužinosim, kol nebent kažkas taip aiškės iš tų detalių, kurios... Kaip leidžiama suprasti, yra ties slaptai ir visiškai slaptai žyma, kur labai blogai ten gali būti, arba tiesiog gali būti labai banalu. Bet apie tai pakalbėsim irgi. NATO summitas šią savaitę istorinis, labai visi mėgsta kalbėti apie istorinį summitą, ar vis dėlto labai vidutinis, tai prie šito sustosiu, ir galų galia įsigijimai, ar jie yra iš tikrųjų sveikintini, ne tik tai mūsų, bet ir kitų, ar abejotini. Tai pradėsim nuo Irano, nes tai yra pagrindinė tema, net ir NATO summite jinai buvo, kai Trumpas eina kalbėti, arba net kai su generaliniu sekretorium kalba, pagrindiniai klausimai vis tiek eina apie atakas prieš Iraną.
Ne apie NATO ateitį, ne apie NATO įsipareigojimus, buvo ten tų klausimų, bet dominuoja vis tiek Irano tema. Ir problema, aišku, ta, kad čia tikėjimo klausimas. Vieni tiki, kad buvo padaryta žala, kiti bando įrodyti, kad žalos nebuvo, arba buvo ta žala mažytė, arba buvo labai didelė. Ir kuo tikėti? Tai aš sakyčiau taip, atidėkime dar kartą tuos tikėjimo dalykus į šoną. Mes nesame, aš tikrai nesu ekspertas, aš neanalizuosiu tų pataikymo vietų. Ir jo labiau aš nežinau, mes niekas iš čia žiūrinčių nežinom, kas tenais įvyko vis dėlto tuose tuneliuose, kiek ten giliai prasiskverbė, kokią žalą padarė smūgio banga, kokią padarė apskritai skeveldros ir panašiai. Bet akivaizdu, kad amerikiečiam labai skauda administracijai, jie stengiasi visai kaip įrodyti, kad čia buvo tiesiog tas galutinis smackdownas amerikoniškas labai toksai, kur reikėjo prisidėti, prisijungti, parodyti, kas yra alfa ir tuo galutiniu tuo tritaškiu arba dėjimu į krepšį užbaigti viską. Būtent todėl ta visa esmė ir yra viso Trumpo rento nesusivaldymo, kai jisai jau ant Izraelio pradėjo varyti, kad abi pusės they don't know what the fuck they're doing, bet čia yra citata, čia aš ne šiaip keikiuosi, ir citavimas prezidento, kas irgi buvo tam tikrą prasme. Kažkas netikėta, bet... Per Times Radio klausiau daug labai per tas visas 3-4 valandas kelionės, tai citavo tik tai F sakydavo. Sorry, bet aš nes vėlgi neįprasta tai girdėti, nepaisant to, kad kai skaitai atsiminimus kitų arba prezidentų, arba kalbant apie prezidentus, kaip keikėsi koks nors Nixonas arba Bushas, tai tikrai čia nieko tokio keisto, ypatingo ir tiesiog į eterį tai visą tai išėjo, bet vėlgi emocijos išeina ne šiaip sau, jiem labai skauda, norint parodyti vėlgi, kas šiandien yra šeimininkas padėties ir čia mes matome vėlgi tą problemos optiką, kokia yra skirtinga, nes viena vertus padaryta labai didelė pakazuka iš amerikiečių pusės, taip, yra diversija, bet atskrenda bombonešiai, sunaikina ir reikia paskelbti kažkaip tai pergalę, reikia paskelbti, kad dabar bus viskas paliauta. Tarsi nieko nebūtų įvykę. Tarsi šalis, kuri buvo arti prie branduolinio ginklo, taip teigiama, gali niekur nieko toliau gyventi, naftą toliau pumpuoti Kinijai ir tik niekur nebūtų jokio karinio veiksmo nebūtų vykę. Ir užtenka atsakomojo smūgio, mes suprantam viskas, kaip ir minėjau vėlgi prieš epizodę, pagal tą seną algoritmą, jūs mums, mes jums, mes suprantam, kad jūs mums, bet daugiau ties tuo ir sustojam. Arba, jeigu norite, mes galim, taip sakant, pakartoti ir dar daugiau ir jūs užmėtyti bombomis. Bet norint užmėtyti bombomis, čia ir yra problema. Tiksliau, ne tiek problema, kiek atliepiant į klausimą, kuris buvo užduotas Patreon vieno iš rėmėjų, kad jeigu Izraelis gali per tas 14 dienų sutriuškinti Iraną, kodėl Izraelis negali to paties padaryti su Hamas, tam buvo prasme Hezbollah, bet čia Hamas, nes kalbam apie Gazą. Kodėl Gazoje negali? Tai čia yra vėlgi šiek tiek akivaizdu. Viena yra sausumos operacija, tai kai Izraelis pradėjo vykdyti po spalio 7-osios atakų, tai realiai per kelias savaitės, jeigu ne per kelis mėnesius, tebūnie Hamas buvo paralyžiuotas, sunaikintas, o pernai visa vadovybė buvo sunaikinta, turint omeny tiek vadovybę buvusią, ją pakeitusią ir nepaisant visko tuneliuose ir besislapstant tarp civilių gyventojų, Hamas narių akivaizdu, kad liko ir liks. Klausimas tik tai, kiek yra pavojingi ir kiek Izraelis gali leisti tam turistiniam judėjimui iš viso egzistuoti kaip tokiam. Nes pasakymas akivaizdus, mes neleisime Hamas atsigauti, vadinasi, smoke stall, kol visiškai bus jisai sunaikintas. Ar tai galima padaryti, turint omeny tą pačią Hamas taktiką, suvokiant vėlgi, kaip šitas judėjimas buvo persismelkęs į visuomenę Gazų, kaip jisai buvo išplitęs. Tai yra klasikinis totalitarinis, iš esmės, režimas mažoje aplinkoje, mažoje erdvėje, kur nuo mažų dienų ugdomi vaikai teroristai, kurie išauga gali į savižudžius išaugti, gali į tuos, kurie šaudys paskui civilius.
kaip tu tokį judėjimą sunaikinsi, tai tu tiesiog turi naikinti, stengdamas nekreipti į pasaulio dėmesį, į svarbiausiai sąjungininkų dėmesį. Bet čia tu negali nekreipti į visų dėmesį, kadangi kai yra Irano problema sprendžiama, tai jinai išsprendžiama su labai ribotais tikslais. Tau nereikia eiti Izraeliui, nereikia eiti į Iraną sausumos operacijos vykdyti. Tu gali specialias operacijas ten vykdyti ir tai jie darė. Bet tau nereikia eiti, iš esmės, okupuoti šalies, išvalyti jos, nes Izraelis fiziškai tokių galimybių neturi. Tiesiog, be to, kad neturi sienos su Iranu, skiria didelis atstumas, dar ir kariuomenių dydžiai skiriasi ir tikslų tokių nėra. Jiem užtenka tiesiog sudaužyti, ką ir minėjau, pravalyti oro gynybos sistemas taip, kad kitą kartą ir dar kitą kartą, jeigu tokių kartų prireiks, juos galėtų užbombarduoti ir dar kartą. Ir amerikiečiai lygiai tą patį gali padaryti. Ir dar kartą, kaip darė su Iraku nuo 97, kada ten buvo ta operacija, po pirmo Persijos įlankos karo buvo etapas, kai neskraidimo zonos įvestos ir buvo šiek tiek paūmėjimas iki 2003 metų antrojo karo. Tai Izraelis tai galės daryti, bet su sąlyga, kad jie turės visišką amerikiečių palaikymą. Tai Trumpas labai akivaizdžiai norėjo parodyti ir parodė, kas čia yra alfa. Kai jisai tvytina, kad Izraelis stop apgręš lėktuvus, tai irgi yra įrodymas, kad amerikiečiai viską mato, viską žino ir jie turi svertus. O tie svertai yra elementariai, tai yra tos pačios bombos, tie patys taikymas mechanizmai, tai yra aprūpinimo įvairūs paketai. Visa ta parama, kuri kiekvienais metais Izraeliu eina oficialių pavidalų ir dar ant viršaus gauna izraeliečiai iš Jungtinių valstijų, visą tai galima užraukti, kad ir trumpam. Bet efektas to gali būti labai rimtas. Izraeliečiai tai yra patyrę, patys patyrę su konkrečiau, aišku, prancūzais 70-metyje, kai tiesiog po 6 dienų karo akivaizdžiai pasimatė, kad ta priklausomybė nuo Prancūzijos nebegali tęstis, nes prancūzai gali tiesiog paimti ir užraukti. Buvo ten ir vagysčių naikintuvų, viso kito, bet tiesiog reikėjo naujo tikro gero sąjungininko, kuris galėtų aprūpinti Izraelį viskuo tuo, ko reikia karo, ko pats Izraelis negali pasigaminti arba gauti iš dar kažkur kitur. O iš amerikiečių pusės tai irgi nėra pirmas atvejis, kai administracija bando užraukti paramą kitai valstybei. Mūsų laikais tai yra akivaizdi Ukrainos parama, kaip galima užraukti, bet amerikiečiai tai yra darę ne prie Trumpo administracijos, ar ankstesnių administracijos metu. Ta pati Sueco krizė 56 metais, kai Britai ir Prancūzai labai gauna skaudžią pamoką. Dėl to Britų vyriausybė paskui iš esmės žlunga, kai bando savo imperinės ambicijas demonstruoti Egipte su Sueco kanalu, bet galiausiai amerikiečiai pasako, kad mes dabar esame iš esmės šeimininkai, mes spręsime, mes užrauksime paramą ir be jos jūs nelabai išgyvensite. Tai čia yra visiškai amerikietiškas sprendimo būdas, kuris nepriklauso nuo vien Trumpo, tiesiog ta optika mūsų žiūrinti Trumpą, vertinant simpatijas ar antipatijas, labai dažnai pasireiškia tais vertinimais keistais, kurie nuveda į įvairius tokius keistus emocinius kažkokius tai apsireiškimus. Trumpas yra prorusiškas, Trumpas yra staiga antirusiškas, nes staiga persigalvo dėl Putino, per daug kreipiame dėmesį į tuos pareiškimus. Tai kai Trumpas sako stop, tai jisai turi menį stop, kai jau tvytina stop, nes visos linijos, tai jos veikia, telefoninės linijos ir visi kiti, visos kitos galimybės pasikalbėti realiai su lyderiais, viskas veikia, bet kai tu nori pasauliui parodyti, kas yra alfa, tai tu rodai visomis įmanomomis priemonėmis ir tai yra paskutiniai tokie taškai. Tai va, tai tol, kol Izraeliui iš esmės amerikiečiai leis mušti Iraną, tol Izraelis tą Iraną ir daužys ateityje, jeigu tik tai prireiks, jeigu iš tikrųjų ta branduolinė programa buvo sustabdyta tik tai 2 metam, 2 mėnesiam ar 10-mečiui, ar apskritai jos atsisakys. Tiesiog buvo labai duotas aiškus signalas su grubia jėga ir tol, kol tai bus Amerikos interesas Iranui neleisti padaryti to, ką padarė Šiaurės Korėja,
tol Izraeliui seksis ir tikėkime, kad Iranas irgi šitą pamoką bus supratęs. O kol kas, tai ką aš minėjau su šitą galimybę arba noru Izraelio padaryti perversmą Irane, tai akivaizdu, kad amerikiečių vėlgi ta stovykla, kuri, žiūrėkit, nedarom tų dar įsikišimų, kažkokio tai chaoso artimuosiuose rytuose, mums nereikia, kad į valdžią Irane ateitų neprognozuojami žmonės. Mums reikia stabilumo, tai kol kas Izraelis šitos paramos perversmui neturi. Ir neturi vėlgi tie žmonės, ar tas Pahlavis, kuris Amerikoje gyvena, ar kiti žmonės, kurie galbūt galėtų nuversti ajatolų režimą. Ir šita Amerikos įtaka jinai yra akivaizdi visiems procesams, taip pat įsigymams, daug esam kalbėję apie priklausomybę nuo amerikiečių, įsigijant ar tai Marsus, ar tai F-35. Ir nepaisant to, mes matome, kad ir šitam NATO samite tai buvo išlindę pakartota ir iš Lietuvos beje pusės, kad ta priklausomybė nuo Amerikos nebūtinai yra blogis, jinai yra kelinti papildomų rizikų, natūralus, tokia administracija sunku prognozuoti, bet tiesiog tu turi susiglūdinti santykius taip, kad tu gebėtum rasti tuos bendrus vardiklius, kaip tu su jie bendrausi, kaip žaisi, kaip tu prie jų prisitaikysi. Ir jeigu tu prisitaikysi prie jų, tai tu tada darai užsakymus. Ir Britai padarė užsakymą 35 konkrečiai modelius. Garsiai paskelbta, kad tai yra pirmiausiai branduoliniam atgrasimui ir čia parėjo daug... Patikslinkim, B yra tas, kur vertikaliai kyla. Yra... Taip, B yra tas, kuris gali kilti vertikaliai, jis nebūtinai vertikaliai kyla ir nebūtinai vertikaliai leidžiasi. Tiesiog jisai, jo skrydžio, jo tupimo erdvė yra gerokai sumažėjusi, taip sakant, jisai turi galimybę leistis ant lėktuvnešio vertikaliai. Stall. Taip pat tas stall, very short take-off or landing būdu. Ir, kai kyla nuo lėktuvnešio, tai naudoja... Stallas yra, arba stallas, short take-off. Taip. Taip, teisingai, pataisėjai. Tai, o kyla su tramplinu. Tradiciškai britiškas būdas naudojamas iki šiol. Ir Britai buvo nusprendę įsigyti 138 F-35 B modelius. Tada savo laikais tai buvo pakankamai kontroversiškas sprendimas, bet tai buvo britiška tradicija, kad jie naudos juos kaip Harrier, iš esmės senuosius ir jiem tai pasiteisins. Brangesnis modelis, trumpiau skrenda, bet kadangi mažesnis skrydžio atstumas turi minį, mažiau gabena visko, neturi pabūklo normalaus, tiksliau neturi pabūklo, turi kabinti, man atrodo, ar ten kažkai nesąmonė gavosi su pabūklu. Bet F-35 ir F-35. Jisai vertinimas ne dėl šitų savybių minėtų, o pirmiausia dėl savo slapiųjų technologijų, dėl savo sensorių, kuriais gali ir valdyti, ir atakuoti, ir gintis. Ir spėčiškumo. Taip. Čia viena iš savybių. Taip. Ir tas britų sprendimas A modelį dabar įsigyti, jis daug sukėlė bangų, spekulacijų, daug pykčio. Ir tada yra vėl žodis prie žodį, kas yra teisus. Tai kritika pagrindinė yra ta, kad, žiūrėkite, kam tą B modelį įsigijom, jeigu vis tiek A modelį dabar perkam ir tikėtina, kad mes norėsime tų A modelio naikintuvų daugiau, kurie gali skristi toliau, gali gabenti daugiau ir kurie yra sertifikuoti, gali būti, juos dar reikės sertifikuoti, aišku, branduolinėms misijoms, konkrečiai branduoliniai bombai B-61. Tai šito pajėgumo Britai neturėjo kelis dešimtmečius, vienintelis Britų branduolinis atgrasimas buvo paremtas povandeniniais laivais, kuriuose yra Trident raketos, daug kas kalba, kad čia irgi yra didelis priklausomas nuo amerikiečių, tai yra ne aprūpinimas, o priežiūra. Pačių raketų, jinai, aišku, atliekama Jungtinėse valstijose ir čia yra ta priklausomybė Britų. Bet tai yra vis dėlto suverenus Britų sprendimas panaudoti. Nėra taip, kad amerikiečiai galėtų neleisti. Jie galėtų neleisti tų raketų atnaujinti, bet čia jau toks scenarius, kai visiškai išsiskiria amerikiečių ir Britų keliai. Šiuo atveju mes kalbame apie B-61 ir mes kalbame apie branduolinę bombą ir mes kalbame iš esmės apie, suverenumo nebuvimą tam tikrą.
nes tai jau priklauso nuo JAV prezidento sprendimo. Tai yra kodai, be kurių tu leidimas, kodai, be ko negali šitos panaudoti. Nu, ten gali sakyti, o tai čia galima apeiti, bet vėlgi nepamirškime, kam šita bomba apskritai yra naudojama Europoje. Tai yra NATO branduolinio atgrasimo dalis, tai yra priskyrimas NATO branduoliniam atgrasimui. Tai, ką daro dabar jau sertifikuoti Olandų pilotai su F-35, tai ką darys vokiečiai, belgai, italai, nežinau, ar su savo F-35 turės šitą galimybę vykdyti branduolinę misiją, bet kuriuo atveju tos branduolinio dalymosi šalis, jos tą misiją teoriškai galėtų vykdyti, tai yra kaip atgrasimo dalis, bet tai yra ir efektyvaus panaudojimo dalis. Kiek jinai efektyvi, vėlgi esu minėjęs, kad kai kalbėjau su amerikiečiais, kurie tiesiogiai turi ryšį apskritai su šita misija, kurie atsakingi už planavimą, tai jie labai aiškiai pasako, kad jokių problemų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.